Gauti dovanų taip paprasta. Imkite Baltikum skaitmeninę televiziją atnaujintą įspūdingomis HD programomis. Kartu griebkite spartų į Baltikum internetą ir jums įteiksime staigmeną išmaniąją apyrankę, kurios norės visa šeima. Įspūdingos dovanos kartu su Baltikum. Pirmadienio vasario 15 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rytoj Lietuva švęs savo gimtadienį. Vasario 16-ąją nepriklausomybės dieną. Jurbarkiečiai miestą prižiūrintiems darbininkams negaili nei augalų, nei kritikos. Ankštose kūrybinėse dirbtuvėse gyvena neribota kūrybinė laisvė. Informacija Kėdainių, Jurbarko bei Biržų miestų Baltikum TV abonentams. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimu analoginėje kabelinėje televizijoje retransliuojamų televizijos programų pirminė kalba turi būti viena iš ES kalbų. Vykdant šį sprendimą, atskirų analoginės televizijos programų pirminė transliacijos kalba bus anglų kalba. Jei nematote savo pamėgtų programų jums suprantama kalba, siūlome užsisakyti Baltikum skaitmeninę televiziją. Daugiau informacijos Baltikum abonentų aptarnavimo skyriuose. Adresas www.baltikum.lt arba telefonu 8700 555 40. Mieli jurbarkiečiai, vasario 16-ąją švęsime Lietuvos valstybės gimtadienį. Tai diena, kai 1918 metais 20 Lietuvos patriotų susivienijo bendram tikslui – atkurti Lietuvos valstybę. Šią dieną sutikime bendruomenėje. Vyks daug koncertų, sporto varžybų, įvairiausių renginių, tai tikrai išeikime į lauką, aplankykime vieni kitus ir tinkamai atšvęskime. Šventės proga visiems linkiu ištvermės, ryžto ir vilties. Ir tikiuosi, kad ši diena taps vienybės ir meilės Lietuvai diena. Sveikindami visus su artėjančia vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės diena, kviečiame jūs rytoj dalyvauti gausiuose šventiniuose renginiuose, kurie vyks visame rajone. Jurbarko mieste šventiniai renginiai prasidės šventomis mišiomis, kurios 10 val. Ryto bus laikomos Švenčiausios Trejybės bažnyčioje. 11 val. Savivaldybės aikštėje startuos aktyvus žaidimas po miestą, pasivaikščiojimai Lietuvos valstybės keliu. Pirmoji misija – Štralio namai. Šiais metais šio žaidimo dalyviams reikės įveikti 3 etapus, kurių pirmasis vyks švenčiant vasario 16-ąją, antrasis kovo 11-ąją ir trečiasis Liepos 6-ąją. Pirmojoje misijoje žaidimų dalyviams reikės į Štralio namus surinkti visus Lietuvos tarybos narius bei sujungti nepriklausomybės akto tekstą. Vykdant šios misijos užduotis, komandoms reikės surinkti kuo daugiau taškų, kurie bus skiriami už išaiškintus žmonės, kurie bus signatarais, surastas nepriklausomybės akto teksto dalis bei Lietuvos vėliavos spalvų korteles, ar atliekant pasirinktinai kitas papildomas užduotis. 13 val. 15 minučių prasidės 7-asis sveikatingumo bėgimas Jurbarko gatvėmis. Šio bėgimo dalyviai startuos ir finišuos savivaldybės aikštėje, kur degs laužas ir bus vaišinamasi kareiviška koše. Na, o 14 val. Jurbarko kultūros centre prasidės šventinis koncertas Strazdo giesmė Lietuvai, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Nors už lango žiema ir pavasarį kol kas dar nekvepia, Jurbarko miestą prižiūrinčios bendrovės darbuotojai jau pradeda planuoti, kaip šią vasarą atrodys mūsų miestas, kur bus audinamos gėlės ir kiti augalai ir kaip atrodys visi žalieji miesto plotai šiltuoju metų laiku. Pačiomis pirmomis vasario mėnesio dienomis savivaldybės didžiojoje salėje vyko renginys, kurio metu uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko komunalininkas želdinių priežiūros vadovė Lilijana Dragunavičienė pristatė viziją, kaip šiais metais atrodys mūsų miestas. Per paskutiniuosius 3 metus, skaičiuojant nuo 2013-ųjų, želdinių plotai Jurbarko mieste gerokai padidėjo. Jeigu 2013-aisiais jie užėmė 1670 kvadratinių metrų, tai 2016-aisiais jau reikės prižiūrėti
prižiūrėti 3860 kvadratinių metrų. Tokį padidėjimą lėmė 2014 metų pabaigoje komunalininkui perduoti želdynų plotai įrengti miesto parke. Vien ten esantys gėlynai bei kiti žalieji plotai sudaro daugiau nei 1254 kvadratinius metrus. Kadangi padidėjo tik plotai, bet ne juos prižiūrinčių darbuotojų skaičius, šiais metais pasak Lilijanos Dragunavičienės jokių naujų gėlynų mieste įrenginėjama nebus. Ne, naujų gėlynų neatsiras. Iš tikrųjų, mums labai daug priežiūros pridėjo Grybo parko priežiūra, 1200 su virš kvadratinių metrų, rožyno, o kas augina rožynus, puikiai žino, ką tai reiškia. Komanda kol kas nedidėja, biudžetas nedidėja, todėl gėlynų mes jau pasidarėm ir taip daugiau, negu iš tikrųjų galime apriepti. Mes vadinam Senukų kalnelis, tai yra Daukanto gatvė, toliau yra Kęstučio kalnelis, tai yra Kęstučio 39. Nebuvo lovelių prie Liukso, dabar jisai pavirto į gėlynėlio juostą, nebuvo lovelių Dariaus ir Girėno gatvėje, nebuvo gėlynų, kurie mums nuo šiemet atiduoti Grybo parke, ir nebuvo lovelių prie stoties, bet prie stoties šiais metais jų ir nebus, nebent gyventojai nuspręstų kitaip. Prieš keletą metų planuojant Jurbarko miesto įvaizdį nuskambėjo siūlymas miestą apsodinti mūsų herbe esančiomis gėlėmis, lelijomis. Kol kas pasak želdynų priežiūros vadovės tokios galimybės nėra. Todėl renkant gėlės atsižvelgiama tik į herbe vyraujančias spalvas. Yra tokia bendra tendencija Jurbarko herbą palaikant baltos raudonos gėlės. Aišku, daugiamečių baltų raudonų mes niekada nepririnksim taip, kad būtų, o jų mieste visada norisi. Tai jie truputėlį iš spalvinio konteksto iškris, o šiaip mes matysim pagrindę baltas, raudonas, vienmetės gėlės ir žalia. Bolivinė begonija, pagrindė krūminės petunijos, raudonžiedis šalavijas, pajūrinės lobulerijos nemažai, tai yra balta kiliminė, puikiai medum kvepianti gėlė ir ilgamžė. Ir visos kitos, kurios jau iki šiol auga. O šiaip iš vienmečių tai yra pagrindinės. Dar tokia truputėlį naujovė į vieną gėlyną didįjį žioveinį sodinti. Šiaip gėlininkai jį kaip ir labai myli, kaip ir rekomenduoja, bet kol kas augintojams tai nėra patogi gėlė. Jinai dar tik tai grįžtanti. Tai mes irgi norim padaryti tokį eksperimentą, pažiūrėti, kiek tos mūsų kaimiškos, senoviškos, atnaujintos gėlės gali parodyti grožį mieste. Lilijana Dragunavičienė visiškai nesistebėjo, kad į renginį neatėjo miestiečiai, turintys savo vizijų, kaip norėtų matyti, apsodintą vieną ar kitą miesto vietą. Tačiau, nors tikino iš eilinių jurbarkiečių dažniau sulaukianti kritikos nei patarimų, džiaugiasi, kad tarp jų yra ir nemažai tokių, kurie negaili ne tik savo patarimų, bet ir soduose užaugintų augalų. Pasiūlymų iš tikrų pasiūlymų nesam sulaukę. Piktų esam sulaukę, bet tai yra nekonkretus. Tai yra ne taip, negražu kažkas, bet konkretaus nieko. O iš tikrųjų, tai va 14 metais mes labai daug gėlių gavom iš Birutės Vieštartienės. Jinai dirbo Jurbarko komunalininkė, buhalterė. Visos viendienės Kęstučio 20 juostoje yra tik iš Birutės sodintos. Iš Urbonienės labai miela senjora, turinti gražų amžių, bet yra labai tikrai, kaip sakyt, ne tik at savo miesto mylėtoje gerbėja, gėlių mylėtoje gerbėja, bet ir labai geras žmogus, jinai iš tikrųjų ir skambina. Jinai pataria, kaip prižiūrėti, ką dar reikėtų, bet tokių, kaip nepasiūlymų, patarimų. Visada mielai išklausau, visada kalbu su visais, bendrauju. Norėčiau, kad ir toliau patartų. Be jo paminėtų jurbarkiečių gėlių ir kitokių sodinukų miestų yra dovanojusios ir Vitalija Kiršulienė, Gediminas Urbaitis, Gardauskienė, o ne vienerius metus miestą puošiančius serenčius dovanoja Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos jaunieji sodininkai. Jurbarke Žemaitės gatvės 14 numeriu pažymėtame name jau antras mėnuo kasdien po pamokų renkasi vaikai, kuriuos į čia įrengtas kūrybinės dirbtuvėlės atveda tiek smalsumas, o kągi ten veikia mano bendraamžiai, tiek ir noras kūrybiškai praleisti laiką. Kiekvieną darbo dieną 3:30 juos prie durų pasitinkanti šių namų šeimininkė, laisvoji menininkė Sandra Mielkaitytė, čia sukūrė tikrą meno oazę.
kurioje jau darosi ankšta dėl sulig kiekvieną dieną augančio vaikų skaičiaus, tačiau kaskart atsiveria vis didesnės ir neribotos kūrybinės laisvės erdvės. Nors kūrybinės dirbtuvėlės gyvuoja dar tik 2 mėnuo, pačią Sandrą vaikai jau seniai pažįsta ne tik Jurbarko mieste, bet ir tolėliau rajone. Su šia menininkė vaikai noriai susitinka ne tik Skirsnemunėje ar Girdžiuose, bet ir tolimame Seredžiuje. Kalbėdama apie pačių kūrybinių dirbtuvėlių atsiradimą, Sandra tvirtino, kad jų poreikis pribrendo nesuspėjant pas visus norinčius atvykti automobiliu. Vaikai norėjo veikti ir veiklos vis daugėjo ir aš nebetilpau į automobilį su visom priemonėm ir pavargau keliauti po rajoną ir taip nusprendžiau, kad reikia kažkur tai priimti vieną vietą ir taip gimė kūrybinės dirbtuvėlės. Čia yra veikiama viskas, tai ko tu nori, ko tau reikia, pradedant nuo rankdarbių, baigiant, kaip matot, vyksta ir vyriški užsiėmimai, kažką reikia pakabinti, kažką pragręžti, kažką įkalti, viskas. Viskas, ko tau reikia. Vaikai priimami daryti tai, ką jie nori. Mes parodom technologiją, mes mokytojai esam kaip priemonė jų tikslui pasiekti. Jie išsilaisvina iš savo narvo, kuris pastatytas aplinkos. Vaikam tiesiog smagu leisti laiką čia, tiesiog ateiti atsigerti arbatos, pabendrauti su draugais, bendraminčiais. Pasidaryti darbelį reikalingą savo ar dovanai, ar šiaip pabūti. Pamatyti tai, kas kuriama šiuose dirbtuvėlėse, galima ne tik užsukus čia. Su savo kūrinės dirbtuvėlių gyventojai jau dalyvavo prieš Kalėdas savivaldybėje surinktoje kalėdinių puokščių parodoje bei vasario mėnesį Vilniuje vykusiame respublikinėme konkurse Kita forma, kuriame pačios Sandros Milkaitytės darbai buvo įvertinti 1 vieta. Tikrai darbų yra padaryta nemažai ir vaikai išmoko, kaip galima iš nereikalingo, nenaudingo atrodo šiukšlės sukurti daiktą funkcionalų ir be to gražų ir patrauklų. Dabar tikslas būtų, kad jau, kadangi gaminti jau per tuos 3 mėnesius, ką vyko praeitais metais užsiėmimai, jau jie galėtų ir gaminti kūrinius, kuriuos norėtų parduoti ir iš kuriuos norėtų gauti pinigų. Jie jau pasitikė savimi ir mano, kad jų daiktai verti pardavimo. Taigi mes norim parodyti visuomeniai, kad mes pasiruošę padaryti, parduoti ir nekonkuruoti su kiniečiais, o tiesiog daryti patys viską. Kartu su Sandra kūrybinėse dirbtuvėlėse dirba ir dar keletas mokytojų. Su vienais iš jų vaikai susitinka ir savo lankomose mokyklose, o kiti čionai dirbti atvyko net ir iš kitų miestų. Kolektyvas yra besiformuojantis, su labai įdomiom istorijom, apie kurias nutylėsiu. Viena iš kolegijų atsikraustė netgi iš Kauno gyventi į Jurbarką, su tuo tikslu, kad galėtume dirbti su vaikais ir duoti vaikam daugiau negu siūloma. Pradėjo formuotis kolektyvas. Startavom dviese ir kalbinom aplinką. Kalbinom pažįstamas draugės, kas norėtų prisijungti prie šitos gražios idėjos. Visų pirma, savanoriauti, daryti tai, ką mėgsta pati ir tai mokyti kitus. Labai miela kolegė mūsų yra Ramutė Gervilienė. Jinai daugiau dirba su oda, vaikam rodo, ką galima pasigaminti iš odos. Vaikam tai yra labai įdomu, nes pati medžiaga yra įdomi, jie paliečia, susipažįsta. Per pažinimą vaikam labai smagu dirbti su nauja medžiaga, nes kol kas dirbom tik tai su antrinė medžiagom. Šiek tiek pačiupinėjom gamtinės, bet kadangi dabar įvedam naujų, tai jiem labai įdomu. Kūrybinių dirbtuvėlių veikla yra įtraukta į 2016 metų neformalaus švietimo programą. Todėl visi tėvai norintys, kad jų vaikai lankytų šios užsiėmimus, kurie būtų finansuojami iš šios programos, turėtų registruotis jau dabar. Sandros teigimu, ši programa yra skirta mokyklinio amžiaus vaikams, nuosekliai ugdyti kultūrinį sąmoningumą, tausoti gamtą, atskleisti individualius mokinių kūrybinius bei meninės raiškos gebėjimus. Per šią programą mokiniai susipažins su žaliavų rūšiavimo nauda, panaudojimo galimybėmis bei išmoks mažinti masinį vartojimą. Programa pati yra neformalaus švietimo, finansuojama iš
valstybės lėšų ir pavadinimas Eko dingo todėl, kad mes norim plačiau, tiesiog, kaip ir minėjau, vaikam paliesti odą, taip pat mokytojas Mindaugas Pauliukas dėstys dailę, taip pat neformaliai, ne taip kaip mokykloje ar pamokose. Tai tikslas yra toksai, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų kaip mokytojų, supažindint su naujom technikom, kurie jas mėgsta ir įvaldę, ir vaikam praplėsti akiratį ir priimti sprendimus, ką jie norėtų veikti toliau, išbandyti, pasimatuoti. Jurbarkiečiai su kūrybinėse dirbtuvėlėse sukuriamais produktais galės susipažinti Kaziuko mugėje, kuri 1 kovo šeštadienį vyks Jaunimo parke. Kovo 5 dieną Jaunimo parke kviečiami visi norintys prisijungti prie mūsų gražios idėjos prekybos. Tuo, ką pasidarėm patys rankdarbiais. Perpardavinėti, jeigu tokių atsiras, kurie norės perparduoti, nepageidaujam. Tiesiog tai sutarėm, kad bus vieta kūrybinėm idėjom savo parduoti, bet nesvetimas perparduoti. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Kai sieki profesionalumo. Jis sugeba nustebinti, kai nori pramogauti. Ir padeda, kai nori laimėti. Jis nepakeičiamas, kai ieškai informacijos. Jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Atsinaujinusi grupė Mango sugrįžo ir savo gerbėjams pristato mini albumą Aš taip norėčiau. Naujos, lietuviškos popmuzikos klasika tapusių dainų versijos ir pastaruoju metu įrašyti hitai. Užtikrintas muzikinis malonumas. Mango mini albumas Aš taip norėčiau. Išleidimo rėmėjas Asociacija Latga. Informaciniai partneriai